Sveiki, aš 17 metų dirbu finansų srityje. Šiandien noriu su jumis pasidalinti keletą triukų, kurie jums padės greitai ir lengvai užpildyti gyventojų pajamų deklaraciją. Taigi, rodau, ką turiu pas save kompiuteryje. Pirmiausiai, ką mes darome, tai būtinai siūlau pildyti online, išsirenkame EDS sistemą. Prie šito prisijungiame per savo elektroninę bankininkystę paprasčiausiai. Taigi spaudžiame EDS ir mums atsidaro kažkoks toksai žaliai pilkas langas, ar ne? Ten iš karto kairėje pusėje pasirenkame pateikti dokumentą. Čia labai smulkiai, bet tikiuosi matosi. Ir iš karto pats pirmas dalykas tai yra preliminariosios deklaracijos. Važiuojame žemiau ir maždaug per vidurį randame savo deklaracijų sąrašą, iš kurių išsirenkame pačią pirmą. Dar pasižiūrime, ar tai tikrai yra deklaracija už tos metus, už kuriuos mes deklaruojame, ar ne? Spaudžiame ant šios nuorodos, mums atsidaro štai toks dalykas, ten pasirenkame mygtuką pildyti ir atsidarius pačiai deklaracijai, tarkim, kadangi šitas video yra labiausiai skirtas žmonėm, kurie dirba savarankiškai, taigi pildome laukelį, pildome deklaracijos lapą individualios veiklos pajamos, ar ne? Čia yra priedas V. Tarkim, einu į laukelį V6, kur reikia įrašyti savo metinės pajamas. Tarkime, buvo geri metai, uždirbau praeitais metais visų išsvajotą milijoną, kiek aš čia parašiau 10 milijonų, ar ne? Irgi gerai. Žodžiu, įrašome bet kokį skaičių ir čia prasideda pirmasis triukas. Ir būtinai iš karto spaudžiame tokį stebuklingą mažą mygtuką, va štai šį, mėlyną. Spaudžiame išsaugoti. Šis mygtukas išsaugo. To jau paaiškinsiu, kam to reikia. Vėlgi toliau pildome deklaraciją, tarkim pasirenkam GPM tarifą. Ir mano pasiūlymas yra kiekvieną kartą, kai tik tai kažką pakeičiate savo deklaracijoje, kažkokį skaičių įrašote, ar dar kitą pakeitimą padarot, iš karto nepamirštame spausti stebuklingo mėlyno mygtuko, kuris yra čia, ir viską išsaugoti. Dar vienas įprotis, kuris yra tiesiog būtinas, norint užpildyti deklaraciją greitai, yra spausti iš karto po mėlyno, galime iš karto spausti raudoną šauktuką. Kągi mums tai duoda? Atkreipkite dėmesį, jį paspaudus, apačioje atsiranda toksai klaidų sąrašas, ar ne? Tos klaidos iš tikrųjų yra labai geras dalykas. Šiaip, tarkim, žmonės klaidų gal nemėgsta, bet šiuo atveju klaidos yra iš tikrųjų geras dalykas, kas padės mums užpildyti ir iki galo pabaigti teisingai padaryti deklaraciją. Kaip mes naudojamės klaidomis? Taigi, spaudžiame ant pirmos pasitaikiusios klaidos. Ką padaro mūsų deklaracija, jinai pagalvoja ir jinai turėtų mums parodyti laukelį. Tarkim, aš gal šitą paspausiu. Galbūt bus greičiau. Na, kol kas šitas rutuliukas pas mane sukasi, bet esmė yra kokia. Atsiprašau. Jūs paspaudžiate ant bet kurios iš tų klaidų ir sistema jūsų kursorių įmes į būtent tą laukelį, kuriame kažko trūksta arba kuris užpildytas neteisingai. Taigi, jūs tiesiog pasižiūrite laukelio numerį, paskaitote, ką tenai reikia įrašyti į tą laukelį ir tiesiog įrašote ir viskas. Ir vėlgi, kaip minėjau, po kiekvieno žingsnelio nepamirštame spaudinėti mėlyno, ar ne? Realiai, kalbant apie klaidų sąrašą, atkreipkite dėmesį, kad yra klaidos raudonos ir yra, čia nesimato, bet būna, kad būna tokia geltona vėliavėlė pažymėtos. Jeigu jūsų deklaracijoje yra likusių klaidų, kurios yra raudonos, jūs deklaracijos priduoti negalėsite. Taigi, faktiškai, realiai, vienintelis dalykas, kurį jums užtenka žinoti tam,
kad užpildytumėte gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, net jeigu niekada gyvenime to nesate darę, tai yra būtent tas klaidų sąrašas. Faktiškai jūs galite net pradėti pildyti deklaraciją, paspaudę raudoną šauktuką ir išsikvietę klaidų sąrašą. Ir tiesiog eidami iš eilės, spausdami nuo vienos klaidos ant kitos klaidos ir įrašydami skaičius į tą laukelį, į kurią sistema jums numeta kursorių. Tas laukelis dar toks, pamatysit, šiek tiek raudonai apibrėžtas būna. Jau vien žinant šitą paprastą dalyką, galima iš tikrųjų prieiti iki pat galo, kai raudonų klaidų nebeliks. Taip, toliau tęsime. Dabar paaiškinsiu, kam aš jums sakiau, kad reikia spaudinėti mėlyną mygtuką. Jeigu kartais pas jūs pasitaikė tokia situacija, noriu parodyti. Aha, kas čia dabar yra, kodėl man nerodo paveiksliuko? Jeigu pas jūs pasitaikė va štai toks pranešimas, baigėsi sesijos laikas. Kas atsitiko? Sistema iš tikrųjų ne visus mūsų veiksmus, kuriuos mes atliekame prisijungę online ir pildydami deklaraciją, traktuoja kaip kažkokius aktyvius veiksmus. Labai dažnai būna, kad mes dirbame, įrašinėjame laukelius, teisingus skaičius, mokesčius ir štai atrodo jau pabaiga visai čia pat, ar ne? Viską užpildėme, džiaugiamės, atlikome sunkų metinį darbą, jau beliks tik paspausti mygtuką priduoti ir labą dieną, va štai toks nemalonus pranešimas, ar ne? O atsidarius iš naujo, pasirodo, kad viskas tuščia ir vėl viską reikia užpildyti. Taigi, jeigu jūs paklausėte manęs ir visą laiką spaudinėjote pildydami mėlyną mygtuką, iš tiesų nieko baisaus, net jeigu jūs ir pamatėte šitą baisų pranešimą. Dabar taip, jeigu jums atsitiko, kad jūs tą pranešimą pamatėte, grįžtame į pačią pradžią, vėlgi prisiloginame, ar ne? Ir ten, kur pateikti dokumentą, pasirenkame pildyti dokumentą. Dabar atkreipkite dėmesį, va šitos pilkos juostelės, trečias skirtukas yra tęsti pildymą. Tiesiog paspaudžiate ant jo ir matote, čia yra išsaugotos tos deklaracijos versijos. Reiškia, kiekvieną kartą, kai jūs paspaudėte mėlyną mygtuką išsaugoti, ties paskutiniu paspaudimu visi jūsų suvesti pakeitimai, viskas yra išsaugota čia. Taigi tiesiog spustelėte ant šitos nuorodos ir toliau tęsite, susitvarkote deklaraciją. Ar ne? Dabar, kai deklaraciją jau baigėte pildyti, na kurgi ta mano deklaracija, aš noriu jums parodyti. Taip, tarkim, aš tęsiu pildymą, ar ne? Vieną sekundėlę. Taip, nueinu į savo priedą V. Turėkite šiek tiek kantrybės su manimi, ar ne? Taigi, viską užpildžiau, ar ne? Viską išsisaugojau, viskas gražu. Tarkime, čia pas mane paspaudus raudoną šauktuką. Nebeliko raudonų klaidų. Geltonas galite tik paskaityti, bet jos neesminės. Ir spaudžiame mygtuką pateikti. Pasirašyti ir pateikti nebūtina, užtenka tik pateikti ir deklaracija bus galiojanti. Na, tarkim, mano atveju, aš stengiuosi šitą video išlaikyti kuo trumpesnį, tai žinoma parašė, kad dokumentai yra klaidų ir deklaracijos pateikti negalima. Taip, teisingai, klaidų tikrai yra. Bet jeigu jūs susitvarkote visas klaidas, tai šitai vietai tiesiog jūsų paklaus, ar norite pateikti deklaraciją. Žinoma, paspauskite, kad norite. Na ir tiek. Ir deklaracija pateikta, didelis ir svarbus, daugam iki šiol buvęs nemalonus deklaravimo darbas padarytas. Tikiuosi, kad šie keli praktiniai patarimai jums buvo naudingi ir kad jie pagreitins jums deklaravimo darbą. Jeigu šitie patarimai jums patiko, kviečiu jūs kartu su manimi važiuoti į išvykstamuosius kursus, skirtus dirbantiems savarankiškai į Koso salą Graikijoje šių metų balandžio mėnesį ir dar daugiau išmokti apie visus dalykus, kuriuos reikia žinoti savarankiškai dirbantiems. Po šio video įkelsiu nuorodą, kur yra smulkiau parašyta apie visus šitos kursus. Na, o dabar labai jums ačiū, kad išklausėte ir sėkmės jūsų darbuose. Iki.